Porsche Panamera 16 metai, hybridas S komplektacija, tai vadinasi 3 litrų variklis, tokia visa pajodinta. Jinai tik tokia pasėdusi visa yra, matot salotiniai stabdžių suportai, ženkliukas taip pat toks salotinis, bet visas chromas yra nujuodintas, parsiduoda draudimo kompanijos, 81 000 mylių. Spalio 13 bus aukcionas, turi liuką, nesubraižyta. Kaip 16 metų, žinokit, labai gerai atrodo. Pasižiūrim vidų, BSA aparatūra. Yra čia šiek tiek, matot, atšokusi medžiaga, bet čia ne pagalbė, paprasčiausiai, turbūt gali būti, kad nuo Floridos saulė, žinokit, nes labai stipriai viskas atsilupinėja, panelės ir viskas, va, panelė nėra atsilupas. Juodas salonėlis gražus. Taip, šildomos, šaldomos sėdynės, matau, yra. Tokios pilkos lubos, šviesios. Panorama, biški medžiaga ir ten gale, matau, yra atsilupusi. Bet salonas labai geros būklės, viskas tvarkinga. Pabandom užsivesti. 93 000 mylių, atsiprašau, 93 704 mylios. Jau mano tų mašinų, žinot, visų jau pasimaišo, kartais susimaišo tos mylios, tai nepykit. Užsiveda. Dabartinis statymas yra 3550, bet kaip žinot, čia tik tai statymas iki aukciono ir jisai nelabai ką reiškia, nes ta mašina tikrai parsiduos daug brangiau. Bet žiūrėkit, 16 metai, aišku, lempas jau reikia poliruoti, dvigubas gražus išmetimas, parktronikai gale, čia truputį pabraižymų, irgi viskas su tokia apvesta gražiai salotinė spalva, spoileriukas pasikelia. O lempa, žiūrėkit, sudaužyta lempa. Dangtelio nėra. Bet žinokit, tikrai taip labai gražiai nujuodinta viskas, taip sportiškai labai atrodinti mašina. Ant kapoto turbūt nuo kelių yra, ne duobutės, bet dažai nuėjo. Šiek tiek bamperis.